Sveiki atvykę į Sauga 365 akademiją. Šiame epizode sužinosite, kaip valdyti priemonių patikras. Sistemoje daroma prielaida, jog priemonių tinkamumas naudojimui yra arba nuolat tikrinamas, arba tokie tikrinimai nėra būtini. Paprastai reguliarūs tikrinimai reikalingi asmeninės apsaugos priemonėms, tokioms kaip šalmai, akių ir klausos apsaugos priemonėms, kritimo iš aukščio sulaikymo sistemoms, tokioms kaip diržai, lynai, karabinai, įvairiai elektros kėlimo įrangai, pastoliams, kopėčioms, gaisrinės saugos priemonėms ir panašiai. Jeigu priemonė ar įranga reikalauja reguliarios patikros priskent, nurodykite kitos patikros datą. Sistema numato, jog patikros data negali būti praeityje. Jeigu kitos patikros data yra praeityje, laikoma, jog patikra nebuvo atlikta laiku. Tokiu atveju nedelsiant atlikite patikrą bei nustatykite kitos patikros datą, jeigu priemonė ar įranga dar tinkama naudojimui. Priešingų atveju priemonės būsena turi būti pakeista, o darbuotojui turi būti priskirta ir išduota nauja priemonė tinkama naudojimui. Kilus klausimams dėl Sauga 365 naudojimo, kreipkitės į savo organizacijos darbo saugos specialistus. Norėdami matyti daugiau Sauga 365 akademijos pamokėlių šia ar kitomis temomis, galite susisiekti su mumis. Ačiū Jums už dėmesį ir gražios likusios dienos.